Viešpatie, nors retkarčiais turiu ištarti tavo vardą, nors tu mokai jo netarti be reikalo. Tomis akimirkomis, kai galiu, o gal tiksliau privalau jį ištarti, neturiu tau ką pasakyti. Noriu pasakyti daug, o širdį vanduo iš tavo ganytojų ąsočių virtęs akmeniu. Akmuo ko gero taip pat gyvybė, tik gal savotiška ir niekieno nesuprasta, arba skirta amžinam išganimui. Juk tau ko gero visą tai aiškiau matyti, Viešpatie. Savo siųstųjų raštuose tu vis mini amžinybės kelius, takus ir takelius. O jei aš netrokštų būti tavo amžinas tarnas, o trokštų tik vieno, kad nuridentum nuo mano sielos savo amžinybės akmenį, kur tu jį dėsi ir kuom aš pavirsiu, man visai nesvarbu. Tikiuosi, ne tu jį užridenai ant mano sielos, bet būk maloningas, Viešpatie, pasiimk jį ir neleisk man ištarti tavo vardo taip, kaip tu pats jo neištartum niekad ir niekados.